Artėja nauja mada ir tie, kas filmuoja, jeigu dar nesusidūrėt, tikrai susidursit. Pažiūrėkit, tai yra mažieji LED šviestuvai. Kodėl jie tokie įdomus? Kad nereikėtų tampytis tokių didelių galvų, kur netelpa čia į kuprinę, neaišku kur dėti. Gamintojai, aišku, nori uždirbti, jie pradeda galvoti kažką kitaip. Sukūrė tokius mažiukus. Kom jie geri? 10 vatų, jungtis prie bet kokio štatyvo, gali prisukti, jeigu neturi kažkokio asistento, kuris su taim kartu vaikščiotų ir palaikytų, kai reikės šviesti. Ir, aišku, ir RGB, kas jau dabar privaloma dabartinis šviestuvas. Palaikom ilgai, užsidega žalia lemputė, tada jungiam. Turim raudoną šviesą, turim standartinę baltą, turim šiltą šviesą. Galim savo pasišviesti, galim save paefektinti, galim šitaip, jeigu laukia nes pasišvietėjai, savo fotografuoju portretą. Keiti drama, linksmumas, zombiai, raganos, visi efektai yra. Bet ar tai čia ne viskas, žiūrėkit. Uždedam priedą ir mes pasidarome mažą spotlightą, iš viso nereikia 400 eurų. Savo šva. Susikuriu atmosferą, kažkokio lango imitaciją. Galiu pasidaryti geltoną, gražų, švelnų langą, močiutė už lango kažką mesga. Galiu raudoną zombio langą pasidaryti. Zombiai tenais gyvena. Arba mėlyna. Mėlynas šaltas toksai. Neaišku, kas ten viduj, gal kokia ledo arena, bet efektas yra. Tai už 70 eurų gauni pakraunamą, laiko 3 valandas, 10 vatų, mažiuką nešiojamą ledą. Ir aš galvoju, kad šiais metais gali būti labai populiarus dalykas. Spotlightas plus maža LED galvutė viename už 79 eurus. Perfekt.